Laida Sugrįžimai. Tai siekis pažinti asmenybių įrašiusių Lietuvos vardą į pasaulio kultūros žemėlapį. Kūrybinį palikimą. Vienas ryškiausių Lietuvos žydų paveldų, jų įnašas praturtinęs pasaulio muzikos kultūrą. Pianistas Leopold Gadovski, smuikininkas Jaša Haifetz, kompozitorius ir pianistas Aaron Copland, kompozitorius Josefas Achronas, violončelininkas Davidas Geringas, pianistas džiazo muzikantas Viačeslavas Ganelinas, kompozitorius Anatolijus Šenderovas, tai pasaulinio lygio žinomumo muzikantai ir kompozitoriai. Geriausias būdas muzikai išlikti gyvai yra jos skambėjimas, nuolatinis atlikimas. Prieš 2 metus muzikantų Dalios Dėdinskaitės ir Glebo Pyšniako iniciatyva Lietuvoje imtas rengti Josefo Achrono muzikos festivalis. Atvėręs klausytojams tiek paties Achrono kūrybą, tiek ir litvakišką muzikinį skambesį kitų autorių kūriniuose. Jie ateina žmonės, jie iš karto klausia, kas tas Josefas Achronas. Kai atvažiuoja iš užsienio atlikėjai, mes jų visuomet prašome atlikti bent vieną jo kūrinį. Ir jie taip pat būna sužavėti ir sako, bet čia yra atradimas, tai yra kažkas tokio. Ir mes sakom visą laiką taip, ir jisai gimęs yra Lazdijuose. Tai dėl to mūsų tokia misija tą žinią kuo plačiau paskleisti. Na, mums Josefo Achrono kaip asmenybė ir jo muzika tapo dideliu atradimu ir tai užėmė nemažai laiko iš tikrųjų. Nes turbūt pirmas impulsas toks buvo po koncerto New York'e, Amerikoje, mes grojame Anatolijos Šenderovo muziką ir prie vienas žmogus ir tiesiog paklausė, pasveikino ir paklausė, sakė, kad labai gražus koncertas ir tuo pačiu uždavė tokį klausimą. Ar mes nenorėtume ir neplanuojame pristatyti daugiau litvakų muzikos, tiesiog ne tik, aišku, Amerikoje, bet aplamai Europoje ir visur kitur. Tai, tas klausimas buvo toks, kad mes tuo metu negalėjome atsakyti ir, aišku, kai mes grįžome, mes pradėjome daugiau domėtis ir ieškoti atsakymus ir perskaitėm ir knygų, ir Leonido Melniko yra labai įdomi knyga ir atradom labai daug to, ko mūsų dėja kartais nemokino mokyklose. Ir taip, Josefas Achronas buvo vienas iš tų, kur mes pamatėme, kad jis gimė Lazdijuose. Ir mes truputėlį žinojome apie jo muziką, bet mes nežinome, kad jis turi tokių šaknų ir kad jis yra kaip ir dalelis mūsų. Buvo nuo mažens smuiko vunderkindas ir jau būdamas 7 metų koncertavo Varšuvoje. Ten jį tėtis nuvežė, matydamas jo didžiulį talentą. Vėliau Josefas Achronas studijavo Leopoldo Auerio klasėje ir jisai buvo labai aktyviai koncertuojantis smuikininkas. Jo gyvenimą labai pažymėjo kūrinys Hebrew Melody, hebrajiška melodija, kuri yra tapusi mūsų himnų, mūsų festivalio tokių kaip savotiškų simboliškų himnų. Jinai skamba visuomet atidarymo koncerte.
Ir tai yra, ko gero, vienas žymiausių jo kūrinių. Jis išpopuliarėjo, kai Jaša Haifecas ėmėsi jį groti, o Jaša Haifecas, kaip žinome, taip pat yra kilęs iš Vilniaus, turi litvakiškų šaknų. Tai šios dvi asmenybės apskritai savo gyvenime buvo labai susiję. Ir vėliau Achronas pasitraukė į vakarus, galiausiai į Izraelį, o galų gale į Ameriką, ir jisai yra palaidotas Holivudo kapinėse, nes savo gyvenimo pabaigoje atsidūrė Holivude. Ir pasaulyje yra įrašyta ir atliekama gana nemažai jo muzikos, o mums labai gaila, kad niekas nekalba, kur jis iš tikrųjų buvo gimęs. Tai ir kilo ta mintis surengti Lietuvoje būtent šios asmenybės vardu pavadintą festivalį, taip sureikšminant jo svarbą mūsų kultūrai ir jo svarbą apskritai tą neatsiejamą mūsų, kaip sakyti, ta litvakiška, žydiška kultūra yra neatsiejama Lietuvos kultūros dalis. Achrono sukurtas kūrinys hebrajiška melodija tapo litvakiškos atminties simboliu, bylojančiu apie prarastą litvakišką pasaulį. Aš norėčiau papasakoti truputėlį apie tą hebrajišką melodiją, kad Achronas, jisai išgirdo tą melodiją vienoje iš Varšuvos sinagogų. Ir tą kūrinį parašė ten labai greitai, kaip muzikologai rašo, ar ten per valandą, ar per kiek jam tiesiog jisai matyt išsiliejo iš širdies. Tai ir jis labai tokio savito hebrajiško stiliaus, žinoma. Ir na taip, ir mes ir ieškome ir tų kompozitorių, ir mūsų dažniausiai visos programos yra tampriai susiję su žydiška muzika arba su litvakiška muzika. Yra Arnoldas Schoenbergas, žydų kilmės kompozitorius, yra vienas garsiausių 20-ojo amžiaus avangardo atstovų. Jis yra apie Achroną pasakęs, kad jis yra vienas labiausiai neįvertintų 20-ojo amžiaus kompozitorių. Taip, tai dėl to mūsų tokia galbūt ir dar viena misija, dar jį ir įvertinti dar labiau. Didžiuodamiesi pasaulyje garsiais litvakų muzikų vardais, turime prisiminti juos ugdžiusius pedagogus. Vienas jų – violončelininkas Michailas Šenderovas. Po antrojo pasaulinio karo su šeima įsikūręs Vilniuje Michailas Šenderovas koncertavo kaip solistas, tapo ir puikiu pedagogu. Tarp jo mokinių šiandien visame pasaulyje Lietuvos vardą garsinantis Davidas Geringas. Michailo sūnus Anatolijus Šenderovas taip pat pasaulinio garso kompozitorius. 2020-aisiais praėjus metams po mirties Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus tolerancijos centro salei buvo suteiktas Anatolijaus Šenderovo vardas. Šiemet minėsime 5 metų sukaktį po jo mirties. Anatolijus Šenderovas yra ypatinga asmenybė ir daugelį Lietuvos atlikėjų ir ne tik. Ir su Anatoliju Šenderovu kaip asmenybė sieja mane jau nuo net mokyklos laikų. Aš pradėjau groti pakankamai anksti jo muziką ir pirmieji mano pasirodymai su Anatoliju Šenderovo kūryba buvo, man atrodo, 17 metų buvo. Ir tiesiog tai buvo tarsi žmogus, kuris buvo visą laiką šalia. Jo muzika tiesiog skambėjo
išdidžiai kiekvienoje koncertų salėje. Todėl aš manau, kad jeigu taip manęs paklaustų, ką aš dažniausiai atlieku, ir kaip bebūtų keista, turbūt aš dažniausiai iš visų kompozitorių, turbūt Anatolijaus muzika skambėjo dažniausiai mano repertuare. Ir tai yra ne šiaip savo, visų pirma, tai yra tarsi mūsų kultūros pristatymas užsienyje ypatingai, mano meilė jo darbams, jo kūrybai, jo asmenybei. Ir tiesiog žmogus, kuris irgi vėl per savo muziką parodė, kad vis dėlto Lietuva yra labai multikultūrinė valstybė ir kas tas galų gale lietuvis. Tai mes matome, kiek mes turime tų talentų, kokį turime didžiulį muzikinį paveldą. Čia neapsiribojant vien Jozefo Achrono kūrybą, Ariešos Heifetza, Cezar Cuyi, daugelis tikrai ir iki šiol atvyksta superžvaigždės vien tik dėl to, kad jie turi sąsajų su Lietuva. Ir tiesiog mūsų kaip jaunų žmonių toks tikslas ir misija, man atrodo, kad nepamiršti tos dalykus, o kiekvieną kartą priminti visiems, ką mes turime ir tai geriausia daryti turbūt per muziką ir muzikos atlikimą. Anatolijus Šenderovas, vienas ryškiausių šiuolaikinių litvakų kompozitorių, pasiekęs tarptautinį pripažinimą. Jo kūriniai skambėjo ir tebeskamba Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, į savo repertuarą juos įtraukė žymiausi orkestrai ir solistai. Tai kompozitorius, kuris žydų muzikinį palikimą supynė su šiuolaikinėmis muzikos išraiškos priemonėmis. Kaip sakėm, apie jo muziką gali kalbėti muzikologai, o jūs turit savo santykį su Anatolijum Šenderovu. Na taip jau likimas suvedė, kad Anatolijus tokį ilgą gyvenimo tarpą buvo mūsų tikrai artimas šeimos narys. Ir tiesą sakant, aš labai ilgą laiką nereflektavau jo kaip kompozitoriaus. Aš visada jį priėmiau kaip Anatolijų, tą žmogų, kuris būna pas mus per šventės. Paįvairina tas šventės savo išskirtiniu visiškai humoru, tokiu labai subtiliu, jisai mokėdavo įsiterpti. Pas mus išties buvo labai gražios šventės, kadangi, tarkim, Velykose susirinkdavo visos konfesijos ir nekrikštai. Ir tos Velykos iš tikrųjų būdavo būtent ta šventė, kuri turi būti, ir kartais sutapdavo. Būdavo, nes mano tėvas pravoslavas, Anatolijus, reiškia, žydas, katalikai, mes ten keli nekrikštai, žodžiu, viskas būdavo taip. Ir Anatolijus buvo tokia, sakyčiau, net puošmena, jisai labai turėjo taiklų humorą, taip subtiliai, tyliai kažką tai įmesti ir visada labai paspalvindavo tas mūsų šventės. Ir sakau, aš ilgą laiką kažkaip, čia paprastai taip turbūt visada yra su artimaisiais žmonėm, tai kažką jisai daro, kažkur veikia, tu nelabai kompozitorius, tenais dar kažkas, tai tos artimuosius priimi labiau kaip žmonės, su kuriais tu leidi laiką, su kuriais bėga tavo gyvenimo laikas ir tu jų nematai kaip, tų darbininkų. Bet kai aš turėjau iš tikrųjų susidūrimą, Anatolijus pakvietė mane, kai Šma Izrael buvo pristatomas, ir čia jau ne tada, kai parašė, bet jau vėliau buvo pristatomas Nacionalinėje filharmonijoje ir atvyko nuostabus kantorius iš New Yorko. Ir taip išėjo, kad ten repeticija buvo šeštadienį, tai nuostabus kantorius, žinoma, šeštadienį nerepetavo, nes pagal tradiciją žydai nedirba. Ir buvo ta labai kruopšti repeticija. Ir aš pirmą kartą pamačiau, kaip Anatolijus yra visiškai kitas žmogus. Paliko įspūdį, sakau, man tikrai paliko įspūdį pats jo priėjimas prie savo kūrinių, nes šiaip visai būna, kad paleidžia tos kūrinius,
Pas jį nebuvo jokios nuolaidos, jis iš tikrųjų girdėjo viską, kas ne taip, tai turint omeny, kad groja orkestras, kad yra choras, tai girdėti neteisingus, ne tik kad natas, bet natos gal sakykime teisingos, bet gal kokie štrichai neteisingi, tai visi tie dalykai man tikrai paliko įspūdį tada, nes aš jį pirmą kartą pamačiau dirbant, nes vis tiek kompozitorius dirba uždaroje erdvėje, o čia tai kai pamatai jį salėj, tą savo taip gerai pažįstamą žmogų, tą linksmą žmogų ir staiga jisai žiūri, kad jisai to savo valseliu sako, ne, čia ne ten groja, čia ne ten toj vietoj turėtų būti taip ir taip. Aha. Tai aš tada labai buvau nustebinęs. Tai sakau, aš atradau Anatolijų visiškai iš naujo ir tiesą sakant, tada daugiau pradėjau ir klausytis ir pačios muzikos jo. O galų gale taip viskas ir susiveda, kad po to kažkaip tas jo kaip ir palikimas savotiškai grįžta, nes kadangi turiu dabar tam tikrų koncertų su Dalia Dėdinskaite ir Glebu Pašneku ir mes pirmą kartą, kai susipažinom, buvo vakaras skirtas Icchokui Merui Šiaulių laiptų galerijoje ir jie kaip tik grojo, skaičiau ir jie grojo kaip tik Anatolijų ir tada mes pradėjom šnekėti. Ir kiek dabar aš būnu, jie visada groja Anatolijaus kurį nors iš kūrinių. Tai sakau, dabar taip išeina, kad kažkaip tas Anatolijaus jau muzikinis šleifas lydi mane ir turbūt tas dalykas, kad aš jį pažinojau iš visai kitos pusės, kaip labai smagų ir pašaipų tokį sarkastišką žmogų. Tai kažkaip tai mane tas kažkaip tai labai, kaip čia pasakyti, ne tai kad motyvuoja, bet labai sustiprina patį pojūtį. Anatolijaus Šenderovo muzikinis palikimas didžiulis. 4 baletai, 7 koncertai įvairiems instrumentams, kūriniai simfoniniam ir kameriniam orkestrams, vokalui, solo instrumentams, chorui. Kūrė muziką ir konkretiems atlikėjams, tėvo mokiniui violončelininkui Davidui Geringui, perkusininkui Pavelui Giunteriui. Santykis nesibaigė, santykis skamba, jo muzika skamba, reiškia jisai gyvas tarp mūsų, o mano ryšys labai artimas, labai daug muzikos grotam, daug kūrinių dedikuota būtent man jo. Mūsų ėjo labai didelė bičiulystė, labai didelis daug kūrybinių koncertų, daug repeticijų, daug bendravimo kartu. Tai aš visą laiką sakau, kol kompozitorė muzika skamba, tol jisai gyvas. Kokia ta Šenderovo muzika? Labai emocionali. Nepaprastai emocionali. Vien emocijas užvaldo ir gali būti iki tyliausio pianisimo, iki didžiausio fortissimo. Ir aš atsimenu, kad apie repeticiją reikėjo man groti tokį didelį tam-tam arba gongų didelį. Aš saugodamas kolego ausų truputėlį tyliau pagroju, sakau, Pavel, čia turi sprogt žemė, čia turi dangus, viskas sulūžt. O toks žmogus, emocija, o muzika, jeigu nėra emocija, klausytojas irgi nepajus. Tai va. Aš manau, kad muzika iš tikrųjų jo vis tik tai labai įvairi. Nes turint omeny tą jo palikimą, jis daug rašė ir baletus rašė, ir, sakykime, ir kino filmams rašė, ir turbūt galvoja, kad vis tik tai ta violončelės tema, kadangi tėvas jo buvo garsus violončelininkas, tai manau, kad vis tik tai labai svarbi yra ir tas koncertas Indo, kuris skirtas Davidui Geringui. Tai man tie jo labai tie styginiai dalykai kažkaip labai jautrus yra iš tikrųjų. Ir kadangi ten tikrai iš tikrųjų visada prasimuša kažkokie tai žydiški motyvai, bet kažkaip tie jo žydiški motyvai, jie tokie išplėtoti, jie yra šiek tiek, nėra tokie visiškai, mano galva, tokie, tiesiog paimti ir panaudoti, tiesmukai. Jie kažkaip tai yra labai jau įdomiai, net nežinau, kad čia muzikinė kalba pasakyti, instrumentuoti ar kaip, bet ir ta harmonijos tokios savotiškos, tokios ekspresyvios, kartais atonalios, tai man, sakau, labai įdomi ta muzika ir, tarkim, pavyzdžiui, aš kartais, kai
ruošiu kokią nors poetinę programą, aš galvoju apie kokią muziką galėtų lydėti ir tikrai Anatolijus visada būna tam sąraše, aš praklausau, ką galima būtų panaudoti. Nes sėdėjau koncerte Švento Kazimiero bažnyčiai, kur Dalia su Glėbu grojo, atidarinėjo koncertą, labai gerą koncertą su jauna muzika ir grojo pradžioje jo kūrinį, tai tikrai iš karto man atsivėrė laukas iš karto, kur aš galėčiau tą muziką prie kokios poezijos taikyti, iš esmės prie bet kokios. Lietuviškos ar kitos, prie žydiškos neabejotinai, bet ir prie lietuviškos irgi tai puikiai tiktų, nes kažkokiu tai būdu pasitie koloritai susiję turbūt dėl to, kad tai buvo labai imlios tokios gilios pasaulėjautos žmogus. Tai sakau, vėlgi, kas kai tu sėdi prie stalo ir šventi kažką ir tu visai nežinai ir staiga pamatai ir supranti, pradedi gilintis ir tu supranti, kiek tas žmogus, tas nedidelis žmogus iš tikrųjų, kiek jame yra daug pasaulio ir kiek daug spalvų. Jo muzika yra šiuolaikinė, bet ji yra skambanti, ji yra pritaikyta atlikimui, atlikėjui ir klausytojui. Tai yra grožis, tai yra jausmai ir didžiulis muzikalumas. Jam svarbu buvo, kaip tu išeisi į sceną, kaip tu pakelsi ranką, kur bus jo kūrinys. Ir tai rodo, kiek meilės ir kiek savęs jis įdėdavo kiekvieną kūrinį. Atrasdami, kad ir labai trapų ryšį tarp iškilių kultūros, akademinio ir meno pasaulio asmenybių, bei Lietuvos mes mokomės suprasti, jog Lietuvos, Europos arba Jungtinių Amerikos valstijų istorija buvo ir yra kuriama daugybės tautų, kultūrų, konfesijų žmonių. Ir tada lengviau ateina suvokimas, kad Lietuva yra pasaulyje, o pasaulis Lietuvoje.